Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterį, aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Ir mūsų studijoje Laimutė Kėdienė, Drąsiaus Kedžio, kuris šiuo metu ieškomas dėl 2 žmonių žmogžudystės motina. Labas vakaras, ponė Laimutė. Labas vakaras. Suprantu, kad jums sunku kalbėti šiandieną, bet vis tik tai, ką jūs norėtumėt pasakyti savo sūnui, jeigu jis šiandieną jūs mato? Aš norėčiau jam pasakyti, kad kaip nors jisai prisistatytų, pasiduotų, kas iš to, jis gal dar laukia, ką žinau, kur jisai yra ir gal jau jo ir gyvo nėra. Aš taip tai galvoju, aš galvoju, kad greičiausiai jo gyvo nėra. Jūs galvojat, kad jisai pakėlė prieš save ranką, ar ne? Taip, aš tik tai taip galvoju. Kaip jūs pati manot, ar jūs tikit, kad jūsų sūnus įvykdė tos nusikaltimus? Tai jeigu jo seife ginklų nėra, tai kur tie ginklai, kam jam jų reikia? Visą laiką jie seife būdavo savo tėvui, jis vieną raktą yra davęs ir tie, kaip pasakyti, tėvas atvažiavo žurnalistai iš Tele3, nuėjo atrakyti ginklai, tuščias seifas. Raktus turėjo tik tai jūsų sūnus ir tėvas, ar ne? Tėvas ir Drąsiaus. Nebuvo nei išlaužta, nieko normaliai atrakino? Niekas neišlaužta, viskas normaliai atrakino ir ginklų nėra. Ar jūs nujautėte, kad taip gali įvykti? Ai, žinot, kad taip įvykti, nenujaučiau. Aš tik nujaučiau, kad jisai savo galą pasidarys, aš taip galvojau. O kad jisai šitaip darys, aš negalvojau. Kaip jis elgės pastaruoju metu? Jis paskutinę savaitę labai buvo nervuotas, kažkoks visiškai neėjo valgyti. Kiek pašaukiau, sakau, Drąsiukai, pavalgyti? Nenoriu, sakau, nenoriu. Tai ką aš, suaugusiam vyru nieko. Ir iš vis jisai paskutiniu metu tai pasakė, likusie savo gyvenimą, kiek aš gyvensiu, kovosiu su Lietuvos pedofilais. Tai viskas, sako, kiek aš begyvenčiau, kovosiu su Lietuvos pedofilais. Jis manė, kad, įsivaizdavo, kad tai yra jo misija, ar ne, pastaruoju metu? Jau matomai jis taip įsivaizdavo, matomai. Tie nusikaltimai, kurie buvo įvykdyti, jiem pasirengta iš tiesų gerai. Ar jūs matėte, kad jisai ruoštųsi, galų gale tai yra ir tam tikri rūbai, ir automobilis, ir kiti dalykai? Jis namuose nieko nesiruošia. Bet jis dažnai iš namų išvažiuoja ir jis paskutinį mėnesį į darbą visiškai skaitykit neėjo. Aš supratau, kad jis neėjo į darbą. Ką aš galiu žinot, ką jisai ruošėsi. Jis man tai nepasakojo. Ar jis turėjo, prokurorai ir policija sako, kad buvo keli žmonės. Kaip jūs pati išgirdus tokią žinią, ar jūs galvojot, kas galėtų būti tie kiti pagalbininkai? Aš kažkaip net neįsivaizdavau ir paskutiniu metu, jo toks labai artimas draugas, tai su Tižūrna būdavo ateina, dabar aš jau nematydavau, žinot, ne visą laiką ir mes namuose sėdim, ką žinau, gal būdavo ir ateina. Kažkaip nepastebėjau. Iš čia vienu momentu, tai jisai tokį draugą iš Juodkrantės buvo parsivežęs. Bet tas draugas, kaip tik Drąsiaus gimtadienis buvo rugsėjo 4, 37 metai jam suėjo. Ir jie mergaitę pasimida, ten tokia jau draugė, važiavo į Birštoną, jie ten. Tiesiog paprasčiausiai, bet Drąsiaus jis dabar kokį 3 mėnesiai, jis net alaus lašo negėrės, jis nieko tikrai negėrė, o kad negėrė, tai 100%. Ir iš to gimtadienio jis irgi negėrės, o tas draugas užgėrė, tai jis labai kažkaip pasipiktino, kad jau toks išgėręs, girtas, kažką tam pasakė ir tas iš jau išvažiavo ir jau daugiau tų draugų. Aš nemačiau po to rugsėjo 4 dienos. O jūs sakėt, dar draugas, tai su Tižūrna, ar kokia jo pavardė, nesat su juo pastaruoju metu bendravusi, gal jis irgi dingęs, gal jo irgi nėra? Čia prokurorai klausinėjau, ką aš pasakiau, tą pavardę, pasakiau, kurioje gatvėje gyvena, tai man atrodo, kad jį tikriausiai susirado. Aš taip galvoju, kad jį susirado. Arba jų nerado. Kalbant apie jūsų anūkę, kuri dabar yra jau paimta... Vaikos raidos centre. Taip, šiandieną jūs į Vilnių ir atvykote tam, kad aplankyti anūkę, ar ne? Taip. Ar jūs pati tikite, kad tos istorijos, apie kurias kalbėjo jūsų sūnus, yra tiesa? Tikiu, žinau.
Tai aš asmeniškai tikiu. Nu, tai kam tie ginklai? Ar jis juos nešiodavus? Ar jam reikalingi buvo nešiotis? Nu, gal kai kada ir būdavo pasiėmęs, nu, bet tai abiejų ginklų nėra. Aš turiu omeny istorijas apie tvirkinimą. O Jėzu, ta mergaitė man pirmiausia, dukrai pirmiausia pasipasakojo, jo tuo tarpu namuose nebūtent 100%, ten jokio procento abejonės nėra. Ten jokio procento abejonės nėra. Čia mano dukra, kai sužinojo, tai 2 paras verkė. Jūsų dukra teisėja turite omenyje. Retimai su Furmanavičium sekantis kabinetas. Iš vis nuo balandžio mėnesio, kai maždaug ta mergaitė pasako, sako, aš tam teisime, aš dirbti negaliu. Jeigu va, sako, aš jau susitikt koridoriu negaliu. Kaip jums atrodo? Jeigu va, mažametę, va, brolio mergaitę, va tokia. Tai kaip jums atrodo? Čia abejonių, čia aš nežinau, čia žinot, jeigu prokuratūra būtų norėjus, tai čia per mėnesį laiko buvo galima išaiškinti. Čia nereikėjo to laiko, čia viskas aišku. Dabar Ūsui, Stankūnai, tai apsaugos, kam jūs valstybės lėšas švaistot, uždarykit į Rūsį. Nu tai vis tiek aš manau, kad jie prisipažins. Tai nejau jie neprisipažins, ką jie darė. Ką motina pinigus įsidėdavo, imdavo. Mergaitę vieną palikdavo su Ūsu, su tais draugais kitais. To Aido sūnus visur ieškojo. Ir kažkokias nuotraukas ten, kur su Ūsu Aidas bendravęs, kur kartu prezidento rinkimuose ten, žinot, jie jau kaip dalyvavę, žinau, kaip skaitusi tokie atstovai, kas jie dažnai. Ir nuotraukas padarė, sūnus ten nufilmavo, parnešė namo ne tas. Mergaitė sako, ne šitas. Nu, tai ne šitas. Tai sakote, kad mergaitė pirmiausia apie tuos galimus nusikaltimus pirmiausia papasakojo jums. Man ir dukrai. O po to jau sūnus sužinojo. Jau iš jūsų sužinojo. Iš mūsų, jau jinai paskui, žinokit, pradėjo papasakot kaiminė mūsų tokia. Nu, tokia protinga labai moteris ateina dažnai į svečius, tai papasako, o ta tokia matyt smalsi, tai jinai ją daugiau vis klausinėja, tai jinai man dar nedaugiau pasakydavo, negu aš žinodavau. Ką jinai tai kaiminė pasipasako. Nu, ten, žinokit, aišku, aš čia negaliu jums pasakoti, bet ką jinai pasako, tai čia yra tragiška. Čia 4 metų mes kreipėmės ir privačiai pas gydytojus, pas psichologus. Čia 5% ta mergaitė negali įsigalvoti, kas čia vyko. Čia viskas vyko. Jūs ją ir privačiai dar vedėte pas psichologus, ar ne? Mes į Rokiškį vežėme į dispanserį, pristatys dar ir tą pažymą. Kada jūs vežėte ją į Rokiškį? Balandžio 15. Ir jinai tai pasakojo prie psichiatrų, yra tam tikros pažymos, psichologo. Pažymą tokią normalią, parašė gydytoja, pasirašė, kuri atliko viską. Nu, bet tokia kaip ir neoficiali. Nutrūksta, žinau, tokio kaip ir įvardinimo. Nu, tai sūnus pasiskambino, nelabai seniai. Sako, aš norėčiau, kad ją tokia kaip oficialią parašė. Nu, tai oficialiai pavardė gydytojos, štampukas, viską, nu, tai tik gal tokio kaip čia šito titulinio nėra tokio. Pasiskambinau, gerai, atvažiuok. Nuvažiavo sūnus. Į Rokiškį, ar ne? Į Rokiškį. Gydytojas atėjo. Nu, tai kam tau dabar čia jos reikia, tos pažymos? Nu, tai čia kitur ištirta, čia vis tiek viskas aišku. Atvažiuok gal kitą kartą, už kokios savaitės. Viskas aišku, kad jau. Ir ten būtų. Kieno? Tų pačių. Po trumpos reklamos mes tęsime pokalbį su Laimute Kėdiene, likite su Lietuvos ryto televizija.